Ką, pradedam 4 dienų žygį. Važiuojam dabar už Ignalinos į Lobinius. Ir tada iš Lobinių žygiuojam žygį, nakvojam sodyboje. O kitą dieną vėl tas pats, vėl tas pats, vėl tas pats. Gal užsidės liemenę, nereikia dar papildomai. Kiek sluoksnių užsidėjai? Nors netų. Dar statelės nepriėm, jau kiauri šlapi. Ačiū, viso gero. Atėjom jau į Belmontą. Čia biškį liko ant kalniuko pakilti iki traukinio sustojimo. Aš dar paskutinės 20 minučių bandžiau su Itelo susišnekėti. Ateidinėjo siunta iš Vokietijos ir Itelo, kaip visada savo stiliui, aš ją persiunčiau į paštomatą. O vis tiek gaunu dabar žinutę, kad to pristatysime, bet ne į paštomatą. Tai toks standartiškai. Va, čia per tiltuką pereisim ir jau bus sustojimas. Tako nelabai patinka tokie tiltai, bet kažkaip eina. Aš palauksiu, kad nesibotų. Ką, atėjom į Pavilnių sustojimą. Turistai va. Ten ant ekrano šviesimo, tai grafikas. Tai čia Smart. Ten kaip vadinasi dabar LTG Link. Turmantas will arrive at platform 2, track 2. Sakyk, kas ten kalba? Tik labai lėtai važiuoja, ne? Čia jis prie statelės jau, žinai, stabdo iš toli. Ir dar, žinai, pagal grafiką turbūt irgi derinasi, kažkiek pristabdo, kažkiek greičiau važiuoja. Ne? Sargi neišsigąskit, durys užšnypš. Nu tai va čia va galime į galinį. Eik, hop. Nu va, galim čia. Čia kaip tūzas, tas. Kiek vandelių pasiėmė? Kiek paėmei, aš nežinau, ar man nuskutimo, ar mane. Čia savo atsiminimai, ne? Va. O save pafilmuoju išsišėpus visą. Praėjo 15 minučių. Varomi po valgymo žygį. Pati pradarė dėžutę ir man tik tai valgyk. Važiuojam, takutis labai stresuoja, nepatinka jam visos tos vibracijos traukinio. At kažkaip tai patėsiam, va čia atsisėdo, tai man kėdės mažiau biškinėje ant grindų. Kaip? Kažkaip. Bandysim iškelti. Kiek stresiuko. Ne, jam baisu, kad pilda viskas, tai jis... Dėkui visą. Ačiū, viso gero. Tako. Nu ką, sveikinu, atvažiavom. Nu, ateik vandenuko. Ateik. Ateik čia. Ateik čia. Ateik, taigi tiek norėjai gerti traukinį. Ką tu dar? Tako, ateik čia. Žygiuojam paskutinius keletą metų. Nelabai kažkokius pešių žygius ėjau, tokius, kur viską nešti su kuprinė. Tokius tik vienadienius daugiau vaikštom. Tai ir pagrindinę baigti tekinau.
Tai prisiminiau dabar visą tą malonumą, kai reikia viską neštis ant nugaros. Tai šiaip žiauriai sunku. Lyginus judi toksai visas kaip sulėtintai. Tai buvau labai atpratęs, nors kuprinė kaip ir patogi, bet vis tiek tas svoris jaučiasi. Ir aš, kas svarbiausia, ne tiek ten daug ir prisikroviau. Gal aiškus, kokių 10-12 kg turbūt kuprinė sveria. Eina operacija, vadinasi, atsigerkim vandenuko. Jisai užsispyręs, nenori. Tai tokie kanalai, tako labai domina jie visi. Jis ten knysasi, tyrinėja. Jo, čia bebrynai visokie, tai jam labai įdomu. Ten matosi bebrų užtvanka dar. Tokių jau nieks nebestato. Vienetai likę, labai gaila, kad jų ir nelabai saugo. Tai jau pasviręs. Dar būtų galima turbūt suremontuoti, bet turbūt metai kiti ir nuvirs. Gal kas žino, tik durnelis toks. Į tvorai bėga. Tai va, čia gyvūnai, žvėris, paukščiai ir jų veisimas. Tai jo, 93 milijonus uždirba. Čia kvapas tai irgi kaip už 93 milijonus. Šūtas kaip visada pakrypo gera linkme. Va gruodžio šiandien 17. Vėruška miške. Toks žiemos žygis. Toks kampo kirtimas. Tenais vat tuo. Ten. Takutis, kai yra gražus vaizdas, jis atsisėda pačilin būna. Ėjom kampą kirtom ir priėjom tvorą. Tai ačiū Dievui, o ten yra kur pralysti. Skanų sumuštinukai buvo. Ką? Skanų sumuštinukai buvo. Oi. Ką, priėjom beveik Kazytiškį. Va čia. Ir iš to Kazytiškio kažkur tai ir apsistosim. Tai liko apie 2 km, dar nueisim į parduotuvę. Reikia 2 dienom apsipirkti, nes rytoj nelabai bus parduotuvių. Reikia apsivirti tą, kad čia jam pakeliui toks bebrynas, tai jam labai įdomu pasidarė. Tai reikia apsipirkti ir kuprinės, aiškus, dar labiau pasunkės. Tai vienas malonumas. Einam dar Kazytiškio bažnyčią žiūrėti. Labai įspūdingas statinys atrodo. Sutvarkyta, bet uždaryta. Nu, bet nieko, galima iš išorės pasižiūrėti. Gal ir atidaryta. Varteliai tokie. O dabar žygiuojam, o ten parduotuvė yra pasipirkti. Agnė nuėjo į parduotuvę, o mes prisėdam ant suoliuko. Kutis. Žiūri, labai tylu, ramu. Tai vakarai tai nieko, va čia žolytė, tai gėlytė, bet aš tai va aukštai. Ką? Batus įnešiu. Tegu gal prasivėdina dar. Ne, čia prigėrs drėgmės labai Tai ir taip yra. Nu įdomu, ar antram aukšte čia saugiai. Ai, čia visiškai gera lova. Bet takučių mes čia neužnešim. Ne, tu tai jau ten nevaryk. Atėjom va tokį kambariuką gavom, užsikūrėm pečiuką. Biškį traukos paduoti, kad išsidegtų pradžiai šiek tiek. Takutis va vienintelis kilimėlis visoje patalpoje susirado. O Agnė jau daro pašarą vyrams. Aš jau gavau pavalgyti. Čia šventinė inauguracinis vakaras.
Nekramtama, ne? Šiaip Gerai slysta. Jis beveik niekad negauna tokių dalykų. Ne, kai jūs kalbėjom. Ne apie mus? Ne. O Lietuvų, kai šilta, ar tai Kas vakarienė? Netilpo pienas? Va, kokia buržuika faina. Va, kiek tas? 2 litrai pieno Ir barbekiu. ir barbecue. Rytoj ryte ant puodo. Čia šita aibė kelių kilometrų spindulių parduotuvė vienintelė. Nu čia aplinkui, nežinau, Ignalinai turbūt po to arčiausiai yra. Ten gal toliau kokiam kaime Eiply gal kažkas tai yra. Visas kaimas šituo degėsiais atsiduoda. Visi krosnis kūrena. Čia toks net smogas. Užtat pasipuošia gražiai. Jau šį parduotuvį tai toks visi ateina, vienas kitą pažįsta. Labai gera ta nuotaika tokia. Tūzas iš lovos išlipo ar ne? Ne, bet Tu juokauji? Kambariukė takutės smikės, Agnė nuėjo į dušą. Čia dar gaminamės makaronų. Šiaip nežinau, jau šiandien turbūt nebefilmuosiu. Dar yra antras aukštas, kur miegot, bet laiptai labai status, tai nusprendėm miegosim čia ant sofos lovos. Nes ponaitis kuksės, kad negali pas mus ateiti. Rytinis karbolaudas. Agnė irgi karbolaudinasi. Nu ką, žygiuosim. Kieme vištos. Ten laksta. Susidomėjęs ponaitis. Nu ką, išėjome iš namų. Nuėjom dar į parduotuvę apsipirkti, žygiuosim į kitą sodybą. Bet biškį toks nejaukumas tas, kad vakar atėjo tos sodybos savininkas, kurioje va šiandien mums įstojo. Jis pasirodo yra medžiotojas ir papasakojo, kad ten, kur mes eisim, dabar gyvena meškos. Dar parodė video, sakė, kad mato ten tas meškas. O ten visiškai toks didžiulis miško masyvas aplinkui. Namų nelabai yra. Tai nežinau. Eisim garsą skleisim kažkaip tai toks kalnuose kažkur tai esam vaikščioję tose miškų teritorijose. Bet kažkaip ramiai, bet Lietuvoje tai pirmą kartą toks vaibelis, kad gali būti meškos. Tai labai įdomu. Tikiuosi nesutiksim. Šiaip gal pamatyti iš toli ir būtų įdomu. Tai va ir einam. Dar visą maršrutą su šito Ikėjos būgneliu. Tai dabar ramiai leisim laiką gamtoje, va taip. Šiaip jeigu būtų 3 tas valandas. medžiotojas nieko nepasakęs, tai būtų būtume nieko nepamatę, ramiai sau tyliai praėję. Ir dar tyliai specialiai eitume, kad žvėrių pamatytume. Jo. O dabar čia pilna meškų. Šiaip nežinau, LRT nieko neparašyta. Ir nežinau, kad tai testuoti. Ėjom ir pradėjo skambėti sirena. Jokių nebuvo prieš tai perspėjimų. Kažkur tai ar kad bus testavimai. Šiaip nelabai jauku, nes mes čia porą kilometrų nuo Baltarusijos sienos. Bet po to atėjo į telefoną, jau kai pradėjo skambėti. Kažkokios minutės atėjo į telefoną pranešimas. Bet dabar žygiuojam va gilyn į mišką, kur visus meškos gyvena. Attention please! Su muzika visur. Nu ką, gilyn lendam į mišką. Šiaip senuose žemėlapiuose topografiniuose radom tokį va keliuką. Normaliuose žemėlapiuose jau jo nėra niekur. Tai žygiuojam. Čia tik meškos turbūt vaikšto. Šiaip gražus miškas. Va čia takutis sustinėja
žvėrių takai visokie. Jo, Ten ir toks pat buvo. čia gerai išvaryta. Tai tikrai žvėrių? Nu jo, maršrutas tik geryn. Tako puldinėja visas net žvėrių kvapų belenkiek. Labai daug visokių pėdsakų. Pelkė. Keliukas puikus. Vienam čia pirvo tokis. Surkojos klimsta. Bliam, aš su tokiu svoriu visur smingu. Einam visiškai, čia toks žvėrių kvapas. Tu gana jauti. Tako duodasi į visus šonus, puldinėja kaip išprotėjęs. Kvapus gauda, bet net jaučiasi stipriai. Toks tvaikas, čia tokie pelkynai aplinkui. Ir mes tarp tų pelkynų čia vat, čia skaitosi keliukas, kad buvęs kažkada tai. Matosi toks, kad biški yra Vadarvo Veruškų. Yra, na, va čia va kelias skaitosi. Tai bandom prasibrauti. Čia va, žvėrių visokie šūdai. Tokios labai žvėringos vietos atrodo. Bet... Kelias toks, kad mašina. Oi! Bet už kokio 3, gal 5 kilometrų jau išeisim į tokius žvyrus. Tai kur jau link civilizacijos labiau. Tai, bet čia tai dabar labai tokios vietos tarp tokių pelkių. Šiaip grybų dar būtų galima prisirinkti ir pavalgyti normaliai. Ką, žygiuojam toliau. Nu kaip? Nu kaip, mėgaujamės žiemą. Čia skaitasi vot kelias va čia. Nu matosi, kad kažkada tai įdomu, kiek čia laiko praėjo, kol jis taip užaugo. Kairiau biškį mum. Čia va tokios va žvėrių autostrados. Matosi bėgiot. Pagrindinis žvėris labai susidomėjęs. Įdomu? Įdomu. Varom toliau. Čia jau ten stengiamės sąlyginai tyliai eiti. Kad gal kažkokių žvėrių pamatysim. Ir nu, ant meškos jau tokiam atviram lauke taip neužeisi. Tu visus video, kur filmuoji, tai aš valgau. Ar tikrai? Toks pusės valandos vlogas. Pastoji pilna burna. Roko receptai. Ar roko receptoriai? Nevalgyk. Čia prie kelio Zūbiškių kaimo kapinaitės. Senas kažkokias. Nieko nesimato. Tikrai senas. Nu ką, atėjom į sodybą. Tokį va kambariuką gavom. Aš dar, kadangi čia darbo dienos, tai pastovi visokie kažkokie reikalai. Tai paskutinius kelis kilometrus ten tokius reikalus tvarkiau. Tai net neatsimenu, kaip ėjom. O prieš tai meškas baidžiau. Atėjom čia. Sakom, ten čia ganėtinai didžiulė sodyba tokia. Čia vienas iš kambariukų. Tai moteriai sakom, savininkiai čia. Kad čia anoj sodyboje sakė, kad čia meškos, viskas. Sako, jo, tai čia visą vasarą ten avilius mum išvartė, ten dar kažką, tai tokie visiškai atsipūtus. Sako, tai nebijokit, nieko nedaro. Tai pasirodo, čia tiesiog meškos dabar Lietuvoje taip gyvena. Tai iš vienos pusės labai faina, iš kitos pusės dar biški baisu, nes nesam pratę, nesam susidūrę su tom meškom. Nes dar iš kitos pusės tai Lietuvoje ir lūšis gyvena, ir vilkai, ir irgi jų yra nemažai, ir
niekad nei matėm, nei girdėjom. Tai turbūt panašiai kaip ir su meškom. Tai labai šilta, takutis nusikalęs, pavargęs, užkando biškį. Dabar čia įtaisytas. Tai tenais prie durų geresnis intikas. Tai tenais chill spotas. O čia kitas chill spotas. Viduje nėra podo. Tai va taip gaminamės makaronus. Čia va visa sodyba. Ten šeimininkai gyvena. Šiaip labai gerai per kamerą matosi. Kažkaip tai tamsoj. O čia gaminam vakarienę. Vakarienė lazanė. Pirmų kaip aš valgau. Visi pasakytum. Paneši maistą? Valgom toliau. Valgom toliau. Einam pamokysiu lazanę daryti. Jau nupylei? Jo. Užteks. Tai va, tada lazanijos lakštą dedam. Bešamelį. Oi, čia karšta. Turėčiau petražolės lapelį irgi uždėčiau. Petražolės ir trūksta. Roko virtuvė. Va, iš karto ir podas šalia. Pakuojamės jau, rytas, susidėjom jau beveik visus daiktus, lovas pasiklojom, takutis dar ilsisi, šiek tiek, šiaip nuostabi sodyba, toks kambariukas. Labai gerai abudu miegojom, nes visiška ramybė, tokio nie garselio, nieko. Nu ką va, ruošiamės, čia gyvenam. Žiauriai graži sodyba. Čia toks miške kaip slėniukas. Ir pagrindinis turistas tai biškį atsigavo jau, kaip pasakėm, kad eisim. Bet iš keltis tai nelabai jis norėjo. Džigiuojam, tai? Būrisgi. Šiam planas visai didelis. Apie 19-20 km reikia nueiti iki stotelės, nuo sodybos iki Liobinių. Tada važiuosim porą sustojimų iki Pakretuonės ir nuo Pakretuonės tada iki Kaltūnėnų. Ten apie 8 km iki sodybos. Tai visai kaip su šuniu, nemaža distancija gausis. Tai tikimės, viskas gerai, takučiai visgi apie 11,5 metų, tai nors jisai stiprus vaikinas. Va ten nuvarė abudu stiprus su Agne. Aš čia velkuosi iš galo. Jiem keliu, radom tokį saliuką pamatėm, stam arbatėlės. Saliukas biški juda, takučiai uždėm ją ploščių. Jis jau matėsi namo norėtų. Čia einam fermosą. Jaučiai. Jautis ten nelabai džiaugiasi. Va takutį mato. Vaizdai tai tas rūkas užėjęs. Ir einam tokiam debesy. Čia visai lėtokai einasi. Bet turim nemažai laiko. Kadangi Liobiniuose man atrodo, ryte ir vakare stoja traukinys, kiti nestoja. Tai yra prieš 5 sustostumais, o mums liko eiti kokio 2 valandos turbūt, o iki traukinio 4 valandos.
Einam per laukus, čia šalta visai, vėjas. Tai dedam panaičių ploščių. Bet džiaugsmingai atbėgo apsirengti, nes žvarbu labai. Toks įdomesnis praėjimas. Fūros iš galvos, įdomiai atrodo. Toks. Jau praėjom čia kelias, eina į Zarasus, kur čia prie Kazytiškio. Sustojom pasistiprinti. Daktariška dešra šiandien, tiksliau šitam žygį, tai jau standart. Na ir mes kažką tai kokius sausainių. Nelabai toli. Atėjome į sustojimą. Kiek čia turim 19,3 km praėjom. Dabar kažkur valandykė reikia prisiglausti. Gal ten į kokią pašiūrę ar kažkur. Tavo kitas triukė. Na ir porą skanukų. Va, vienam pervilkom striukę. Agnė irgi ruošiasi. Patiesiam kilimėlį vargšų, net kojytė dreba. Šiek tiek nelabai čia linksma. Šeima aprengta. Galima pačiam apsirengti. Ar tave dar labiau reikia aprengti? Pažiūrėkis, kaip piktai mane žiūri. Lyg aš būčiau kaltas dėl viso šito. O iš tikrųjų aš kalta. Šiukšlių maišo. Šiukšlių maišas, kad nieks nesušlaptų. Čia jeigu hekas, kaip išsaugot rūbus sausus į kuprinę ir viskas šiukšlių maišuose. Man tokis nieks nežiūri. Gariūnai. Inspired. Jo. Ai, ne tą pusę kelnes užsidėjau. Agnė turi lifolizuotų koldūnų. Kažkur tai, iš kur tu mes jos? Lenkijai nusipirkau. Tai lenkiškus. Su grybais ir kopūstais. Oh my god. 5 koldūnai yra. Šiaip maisto tai vat liko tie koldūnai ir 2 litrai pieno. Ir grikių po 100 gramų. Jeigu degalinė nedirbs, nešakas. Jo, mes labai dar turim skubėti, išlipsim Pakretuoniai ir ten liks apie kokius 7-8 km iki degalinės. Kiek mes turėsim? Virš valandos, ne? 2 valandas, kai išlipsim. Ai, nu tai O turėtume... eisim 1,5. Jo, turėtume spėti. Prieiti kolonėlę ir kolonėlį kažką valgyti nusipirkti. Jeigu Nes- dirbs, duosim. Jo, jeigu dirbs, nes jeigu nedirbs, tai nu va, po koldūną. O šitas koldūnas susisukęs čia turistiniam kilimėlį ir su žieminė striukė. Reikia tikėtis, kad rehidravosi koldūnai. Nu kvapas koldūnų. Bandau pirmą. Žiauriai geri. Tai man normalūs koldūnai. Bandysi? Bandys, aišku. Mano toks nepermirkęs iki galo gal. O šitas ne kažką. Šitas biškį kietumo dar turiu. Nors traukinys atvaro, gaila ne mūsų. Mes koldūnus valgom. Mes nėra laiko. Va, čia traukinys atvažiavo. Agnė su takučiu. Takutis tai stebi traukinį. Gal paims jį. Agnė tai koldūnus kapoja. Ką, mūsų už 20 minučių. Važiuos į kitą pusę. Va, nepamiršk svarbiausia. Pieno kanistrą. Čia kaip benzinas. Užsipilė ir varai. Jau ten kuprinė irgi biškį užpilta. Kaip vaibelis dabėjai, rekomenduojam. Jo, čia jeigu prie Liobinių būsit stoteliai, labai gera duobė yra pasidėti.
Daug važiuojančių nėra. Važiuojančių yra. Čia USB ir Type-C, ne? Jo. Šiaip faina, visur vienas didesnė. Ta praeita, kur važiavom, nebuvo. Mes kaip tik prožektorių neturėjom, kaip pasikrauti. Ne, turim, bet ten per didelį įtampą atiduoda powerbankas. Ai, Ir dėl to netinka. tai gal šitas tiktų. Važiavom į Pakretuonę. Va. Ir išlipom. Ką, atvažiavom į Pakretuonę. Žygis naktinis dabar. Šūniui čia tiek streso tas traukinys su šitais visais garsais. Šiaip gražiai ten tas žibintas šviečia į tolį. Einam visiškai tamsoj. Jau kitoje pusėje šiek tiek matosi. Čia Žymenio ežeras. Ir kitoje Žymenio ežero pusėje Kaltanėnai. Mes į Kaltanėnus einam. O, ir čia viduryje ežero, ten toks tarp salų yra padarytas lieptelis, kur gali per tą lieptelį perlipti ežerą. Tai einam dabar link to lieptelio, liko čia kažkoks turbūt apie kilometrą mum iki jo. Ir tada jo skubėti į kolonėlę. Ir tikėsimės, kad lieptelis dar yra. Nes jeigu nėra, nu, tai tada aplink visą ežerą, o Žymenio ežeras labai ilgas. Va, priėjom Nepirių žiedas vadinasi. Čia toks miško takiukas. O iki tilto nereiks statyti? Priėjom ežerą, tiesos akimirką. Ar mes čia praeisim ar nepraeisim? Tik atsargiai slidu turbūt bus. Šiaip ežeras. Va, vanduo. Žuvies nesimato. Vakarieniai. Ką? Kaltanėnai pasiekėm. Einam ir va jau ten kelrodė žvaigždė matom kolonėlę. Viso kaimo šunis pažadinom. Nu, einam tikimės, kad dirbs tą kolonėlę. Šiaip jeigu ką, tai beveik nebeturim maisto, turim ten grikių. Ir kažkas pieno duliks ten tiek. Aš tasausi jau. Po biškis ten vartojasi, bet dar pieno sočiai yra. Tai reikia tikėtis, kad dirbs. O po to jau nuo kolonėlės ten kilometras maks 2. Šiaip jau dabar ant spidometro ten gal 27 ir tai 28 yra. Kaip aš valgau, jo? Aš pastoju su maistu. Ne McDonald's bulvytės, bet su jais. Aš jam biškį daviau. Ir kelkanas. Baigęs vakarienę restorane. Žygiuojam toliau. Ką čia spidometras rodo? 26,8. Nu tai dar... Kur čia ta nakvynė? Kaltanėnai. O ten kultūrnamiai Kalėdų senis atėjęs. Eisim pas Kalėdų senelį, ar ne? Senelis šaltį, ko norėtumėt, norėtume makaronų pakelio. O šiaip tai, va, aibė uždaryta nors 7 valandas. Ir šiaip atvykti visiems žmonėms pasižiūrėkit. Google Maps jie nekeičia. Iki kelių dirbo tas parduotuvės.
Ir čia rašo, kad iki 10 dirba. O tik tenai bez puslapį gali realiai normaliau pasižiūrėti, iki kiek dirba parduotuvė. Nes vat, jeigu būtume pasikliovę Google Maps, kad dirba iki 10, būtume labai liūdnoj padėty. Tai gerai, kad buvo kolonėlė. Čia turbūt dviratininkas gyvena. Linguojam, tai tokie kolonėlės užvalgiam. Bet šiaip fainai, žmonės pasipuošia tvarkingai ir ne vienas namas papuoštas. Ten ta kalėdinė šventė labai faina, matosi, vyksta. Ten vaikai persirengia visokiais nykštukais, kalėdų senelis yra. Tai toks, praėjom palei langus, ten nieks visi nematė. Šiaip kaimas tuščias, bet gyvenimas vyksta. Sako, pavargęs jau net nesistoja. Atėjom jau į namuką, aš nespėjau net nufilmuoti. Greitai subėgau į dušą, o net šviesą išjungiau. Subėgau į dušą. Agnė va valgyt gamina grikius. Nusipirkau dar sumuštinį iš kolonėlės. Takutis jau lavytėj. Labai pavargom šiandien. Tai gavosi visai sunki diena. Tai turbūt šiandien daugiau nebefilmuosiu. Abi lovos užimtos. Nu va, pailsėjom valandėlę. Galim varyti toliau. Varyk. Mes dar pailsėsim. Pusę paros. Reik pabaigt kažkaip. Nenešimgi. Matęs Džekesą, kur geria pieno kokteilį, kiek telpa, kas daugiausiai išgers. Tai aš jau visas 4 dienas čia Džekesą darau. Rytas jau ruošiamės išeiti. Va čia namukas, kuriame gyvenam. Toks ant Žeimenos kranto. Ten yra Žeimenio ežeras. Čia granai prie pat už kokių ten 100 metrų. Čia kažkoks Kaltanėnų turizmo centras ar kažkas tai tokio. Tai ir jie nuomoja, va čia vienas namukas, ten apačioje dar vienas yra. Ant Žeimenos kranto. Čia prasideda Žeimenos upė šičia. Tai šiandien planas eiti ne į Pakretuonę atgal, o eisim į Švenčionėlius. Pažiūrėjom, kad iš Švenčionėlių dažniau traukinys važiuoja pirmą, o kitas, kad trumpiau takučiai važiuoti. Plius dar ten kavinės yra ir taip toliau. O skiriasi distancija apie 4 km. Iš Švenčionėlius ten 12,5, o čia apie 8,5. Tai jo, tai varysim iš Švenčionėlius ir tada dar iš sustojimo Pavilnio reikės ateiti. Šiandien tik tai minusas, kad gali lyti. Ir dabar toksai kaip mini dulksna. Ir šiek tiek laša vat, į vandenį. Taip toliau. Tai, bet gal nesulysim per stipriai. Visi turim lietpalčius galų gale. Žodžiu, situacija. Agnei labai pradėjo koją skaudėti. Nuo ryto skaudėjo, vakar jau vakarė skaudėjo. Sausgyslė ten turbūt pertempta ir sunku eiti. O mes čia tiesiog į mišką eisim, tai aš sakau, davai kol iš miesto neišėjom, bandyk tranzuotis ir nuvežti tave iki tų Švenčionėlių. O mes su taku ateisim ten per porą valandų. Tai taip ir padarė, ten bičiukai kažkokie sustojo. Šiaip gliavom panai tranzuoti. Pirmas 2 mašinas tiesiog ranką iškėlė, tai abidvi ir sustojo. Viena ne ten važiavo, einam tako. Jisai nenori eiti, jisai galvoja, kad aš jį kažkur tempiu ir dabar trūksta mamytės. Taip? Taip, įsėdo į mašiną, sakė paveš iki Švenčionėlių. Tai išgelbėjo mano koją turbūt ir kelionę. Opa. Nu ką, labai ačiū, geros dienos. Tai išlipau jau Švenčionėlių
traukinių stotyje. Atvežė mane chebra, labai faini, labai draugiški, faina, kad pagelbėjo ir padėjo. Nes kojas skauda, tai kažkaip bijojau toliau žygiuoti ir Rokas irgi nelabai leido. Tai dabar reikės turbūt porą valandėlių luktelti Roko, gal ir greičiau, gal kokią 1,5 ateis. O aš nežinau, turiu dabar Roko sunkiąją kuprinę, per daug neprivaikščiosiu, bet prie pat yra turgus, kuriuos aš labai mėgstu, tai dar galėsiu kažko prisipirkti namus. Ir laukiam tada Roko stako. Žygiuojam, berniukas iš paskos, į priekį nebeina. Šiaip gražios apylinkės čia, tai per šoną einu. Buvo galima keliu, būtų trumpiau, einam takutį. O jis vis pasigenda, jam nesinori, jis labai ištikimas Agniai. Bet tuoj čia, aš pažiūrėjau, kokiu valandą kem ir būsimės. O Agnė jau nuvažiavo, viskas tvarkoj. Liau, tik buvo 6 stirnos, dabar va ten buvo šernų banda. Varo. Buvom jau prie pat visiškai. Oh my god. Net biški virpų. Perėjom į kitą bėgių pusę. Čia blemba. Mes ėjom, pamatėm tas stirnas. 6 buvo stirnos. Tas pradėjo ten tempti. Nu ir mes taip pabėgėjom. Bet be jokio garso tenais, nu tiesiog. Tada pabėgėjom, einam toliau. Įlindom taip į miško gūdumą. Aš ir matau, kad jisai, draskosi dar. Aš galvoju, jisai dėl tų stirnų draskosi. Dar kad nori varyti toliau. Bet ne. Pasižiūriu iš šoną, mes ten per kokių 20-30 metrų. Pradžiai pamačiau 2 šernus. Po to žiūriu, iš galo ten dar visa banda. Po biškį ramiai atgal. Ir jie irgi sustingo, jie niekur nebėgo. Tai mes taip jau nuėjom kokį gal 100 metrų iš šono. Ir tada aš išsitraukiau telefoną, pradėjau filmuoti ir tada jie biškį atgal pasidavė ir tokiu lanku apibėgo. Nu tai va, kupriniai dar yra švilpukas čia va. Tai su to švilpuku. Ir tada garsu tokiu šūkau. Ir praėjom čia, dabar jau į kitą bėgių pusę praėjom, tai turbūt čia viskas okei bus. Biškį lašnuoja dar. Dabar čia toks ežeriukas bus, tai takutis atsigers, gal biškį sustosim pailsėti. Domim prie pat geležinkelio, va čia yra tokie seni pamatai. Ir tvenkinys. Nežinau, kas čia yra buvę. Čia parašyta stok įtampa, gal ne čia elektrinė, šiaip garsas tai yra toksai. Ir šitas tai namukas gyvas toksai visai. Tai gal ir gamina čia elektrą. Va, čia kaip iš kito galo atrodo. Čia žygiuojam jau prie šventinėlių. Lyja lietus ir va tokios apylinkės. Čia kažkas kažkada buvę, nes va traukinio bėgiai net į pastatą įeina. Nedaug liko, mažiau nei 2 km. Na va tiem švenčionėlius, o čia moteriškė stulpo pagavo. Čia, žodžiu, einam ir vien nuotykiai kažkokie tai vyksta. Ai, kai čia atbėga. Ai, sakyk, kur sriubytė, kur maistas, kur šiluma. Sulyja biškė, ne? Čia dar moteris į stulpą įvarė. Dabar, ką tik? Mes ėjom jo, va ten nuomotas. Įleis šunį į kavinę. Nu, sakyk, toks į kavinę turbūt neįsiu. Visas kiaurai peršlapęs. Na, aš irgi toks geras. Čia tai šlapio permirta čia. Nu, einam tada į stotį, luktelsim, ne? Jo. Išsitrauksim rankšluostį, tai nuvalysim jį. Čia pasidžiavom viską. Tai ką, įsikursim? Mes stovim per mišką, kad nebuvo vėjo.
į šitą jo lipam. Hop, 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 hop. Atsargiai duris užsidaro. Išlipom Naujojo Vilniui, bėgam į autobusą dabar. Čia pažiūrėjom, kad labai gerai gaunasi. Išlipom Naujojo Vilniui, įsėdam į autobusą, kuris nuveš prie pat namų. Tai nereikės eiti iš pagrindų. Va, princesė Šluba. Dabar šitą savaitę sąlyginti rankų. Salė, tu salė. Ką, važiuojam dabar į namus. Uždėjom antsnukį, nepatenkintas. Nu ką, grįžom jau į Vilnių, į namus, žygiuojam dabar namo, va keturratininkai su šitom kėdom. Ir ką? Tiek, ačiū, kad žiūrėjot video, kas iki galo pažiūrėjo, tai palaikinkit, ten gal kažką pakomentuokit ir iki kitų kartų.